Jokiais būdais nesandėliuokit produktų, jeigu neturit bent 50 000 eurų pradinio kapitalo. Jūs galite labai paprastai tiesiog pasiskaičiuoti. Sakom, pradedam su 5 000. Užperkam už 5 000 produktų. Čia aišku dabar idealiausias scenarius, sakau. Užperkam už 5 000. Siųstis turėsite laivu arba traukiniu. Tai idealiausiu atveju per 2 mėnesius pristatys. Iš tų 5 000 galėsit pasidaryti 25 000 eurų apyvartos, kas idealiausiu atveju bus 5 000 eurų pelno, tai sakom, po 3 mėnesių nuo starto sėdėsit su 10k kešo. Tada vėl reikės užsipirkti. Aš net neįskaičiuoju marketingo kaštų, kurie realybėje egzistuoja, bet sakom, už 10k užsiperkat. Vėl tą patį ratą pakartojat ir tada po 3 mėnesių sėdėt su 2k kešo. Kas gali skambėti gal visai nieko, bet jeigu pasisveriat realybę, jūs per 6 mėnesius uždirbot 2k kešo, idealiausiu atveju, tai yra 3,3 tūkstančio eurų per mėnesį, kas versle yra niekas. O jeigu dropshipintumėt, tokių problemų nėra. Jūs galit scalint, kol marketingas leidžia. Tas ir man padėjo išauginti per metus nuo 0 iki milijono originalu LT parduotuvę. Jeigu nebūtų dropshippingas, tiesiog finansiškai nebūtų įmanoma. Mes su mūsų dabartiniais brandais, kur aš jau pradėjau su PMK plus pradiniu kapitalu, pirmus metus žiauriai lėtai turėjom judėti, nes pastoviai išparduodavom prekes. Tai aš čia eičiau minimum PMK, idealiausiai 100-200k. Bet čia aišku, galite judėti kaip norit.